Sveiki gyvi žvėjai. Nuspėkit, kas pas manęs vėl, aiškus pinigus, mažo upėtakiai. Dabar yra vidurį dienos jau ir nežinau, kaip kipsti upėtakiai, įtakos tas neįtakos. Manau, vėl bus nebloga žvejybai ir pamatysim, kaip čia mums seksis. Davai. Ką? Opa. Opa. Ne, taip va. Nu, ramiai. Nu ką, pirmus upėtakis jau. Pradedam šiandieninę žvejybą. Turi? Nu šitą tai net nežinau, hebra skaitom, neskaitom. Monstras, eik čia megalodonus. Ramiai. Opa. Ei. Nejuokauk. O, nuplaukė. Ką? Opa. Na, jeigu ant tavęs eis jo, paimk jį gali. Nė toks didelis, bet kai mačiau, kaip gražiai išėjo. Opa. Ačiū. Kur čia? Gražiai jį paleisti. Nu, ramiai. Oi. Nu, nors įsėmė kablį pats. Gerai, tik ne vandenį. Ką? Gerai, kad tik ne vandenį. Jo. Nu, jeigu žvejum įdomu, kokios vietos kimba upėtakiai, tai žinokit, visoje upėje gali rasti. Nemėgstinė tokių ramių vietų, jeigu nėra postakio, o taip toliau. Aišku, koks medis nuvirtęs, srovė didesnė. Patink tiem upėtakiam, bet meti visur eidams prieš srovį, viskas. Nes negali iš bele kokį medžių išeiti. Štai visai gilesnė vieta. Bet vėl mažiuks išėjo, bet neėmė. Eik tu savo į patį kamputį. Opa. Turiu. Bet mažiuką. Šiandieninį standartinį. Nu, atėjom biškį pailsėti. Termos kapučinas. O kaip pagrindinis patiekalas granolas. Taip ir gyvenam. Reiks sustiprėti prieš upėtakius begaudant. Tai va taip va. Nepajamų. Skanaus. Sveiki gyvi. Atėjom į kitą upelį. Nusimoviau blitkelnes. Būsi mobilesnis ir ką žiūrėsim. Kaip šitai žvejybėlė seksis. Ten tik mažiukai pasitaikė. Gal čia bus didesni.
Yra. Pirmus apie tokius. Pirmas lažylis. Rinkit, chebra, tokį ėjimą. A jūs matot, kas čia vyksta? Da masal sustriga, nori eiti, o koja drebjau. Žinokit, čia gali man pasibaigti labai blogai. Yra. Šapals! 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 A, tai pažiūrėk, pagavau šapalą. A, girdi, chebra, žinokit, jūs čia, nenustebkit, čia labai mažas šapaliuks, bet mes šito upėje žvejojame jau tiek metų ir aš gyvenime nesu matęs net mažo šapaliuko. Ir kad jis labai mažas, bet čia įnei, nu vien žodžiams pabėga. Bet matė, ne? Šapal seni. Tai čia reikia dėti woblerį tada. Paviršutinį. Geras, bet nu tipo, žinai, kaip šiandieninis jau. Ant wobleriaus, chebra. Opa. Ant wobleriaus, po to šapalo, va. Kas čia vyksta? Tai jau ramiai, čia pabūk. Tik tais vienas kabliuks, tai viskas neblogai čia. Sakiau, niekada negaudau ant woblerių, va mato. O gal vertėjo pabandyti? Dublets. Na, ramiai. Kaip tu čia eisi? Labas, draugelį. Ne. Atsikabinu. Oi, kaip nuvarė. Pažiūrėkite mano rytešką užsis. A da to vienas im? Aš prieš tam vidėjį nepagavau. Tai jeigu čia žvėjau. Jo, iš niekur visokai. Geras. Iš niekur. Upėtakis po upėtakio. Bet kada bus neblogs upėtakis. Kaip aš vadinu toks upėtakis? Dešrygalis. Sėdį pagavau. Opa. Gerai. Dėl tokių dar neapsimoka duoti.
Mačiukai, viens į ką plaukia. Rankos šlapios, nebijokit. Čia bus. Čia labai sunkiai kviesti. Mes tik apie kitą kranto pusę kalbėjau. Ja bus priklausai paimti. O! Standartinis. Standartinis šiandien. Kas čia vyksta su upėtakiais? Upėtakių daug, bet lyžesnių visiškai ne. Nu, jeigu būtų didelis atridą, mešiau keiščiau masalą gal netgi. O! Taigi turi? Apie turi? Bet žiūrėkai tokie pabėgtai, čia niek tokie. Nu, tipo, kad tik... Žvejyba neapseina ir be radinių. Radom mėsos. Radom mėsos, nežinom, reiksim patikrinti labai šviežią. Būtų priklausai tą mėsą pradėti dėti, bet ne, čia jau. Būtų čia postos. O čia? Čia ne. Opa. Parašiau. Ką komentarą? Nėra komentarų. Komentaras neras. Palauk. Gal leisti jau. Taigi gavos, manau, labai vidutiniška žvejyba, buvo pagauta daug upėtakių, tačiau dydžių tikrai negaliu pasigirti. Buvo padaryta šiek tiek klaidų su mikrofonu, kitose savo vaizdo įrašas tikiuosi tas klaidas ištaisyti. Ir tiesiog gal kitose labiau pakalbėsiu apie patį žvejybos būdą, apie įrankius. Upėtakiam daug neskiriu to monologo, nes upėtakių žvejyba tiesiog eini prieš srovę. Jeigu į to upė yra upėtakių, meti kur tik akis mato ir tikrai iš vieno ir iš kito kelmo pasirodo tas margašonis gražuolis. Yra tik tais įdomu, ar didesnis, ar mažesnis. O tie, kas pažiūrėjo video, labai ačiū ir iki kitų susitikimų.